Tai visų pirma, tai turbūt jeigu šiaip žiūrint apie bet kokią organizaciją ir kalbant apie Tesonet ar šiaip įmonės, visus jeigu darai apklausas ar tyrimus vidaus pasitenkinimo, visą laiką žmonės yra nepatenkinti komunikacija ar per mažai tos komunikacijos. Ir ją pasiekti iš tikrųjų čia yra rimtas dalykas, nes žmonės dėl to nesijaučia įtraukti ir tą komunikaciją pastovi reikia ant jos dirbti. Reikia ją gerinti, stengtis ir tas labai svarbu. Ir taip pat reikia saugot, dėl to, kad mes turim tokį modelį, sakom, 3P, nepradėkit čia savo to 3P. 3P reiškia pažiūrėsim, pagalvosim, pasitarsim. Tai čia yra didžiausia problema, kai yra CŽV ar CIA, angliškai padėsiu išverst, manualas, kaip reikia sugadinti organizacijas ar įmonės viduj. Tai kuo daugiau atvirų klausimų, kuo daugiau veltis į diskusijas, kuo labiau konkrečiai neatsakinėti. Tai ką mes darom, ypatingai Tesonet ir sakom, kad the bullshit ir šnekam labai tiesiai šviesiai, be politikos, kaip yra ir neviniokim čia į vatą. Ir kas jeigu grįžtam prie Žalgirio, tai mes labai didžiulę, bent jau aš tai labai tikrai nevadinu, kad nieko suprantu apie krepšinį ir mes visiškai nesilinam į tuos sportinius reikalus, tai yra tikri profesionalai, kurie dirba. Mes šnekam su managementu, vadovybė. Mano darbo 8-9 procentų, 90 daugiau procentų sudaro, kaip yra pati organizacija, managementas, mes turim daug kitų labai įvairiausių reikalų, kas yra susijęs su arenom, sponsorshipais, partneriais ir kitais dalykais. Jau į krepšinis jau čia yra last resort ir tai yra daro profesionalai, jie tą dirba, mes aišku bendraujam, bet su, pavyzdžiui, galiu pasakyti, su treneriu Trinkėrė, aš nei jo numerio turėjau nei kada per WhatsApp'ą sušnekėjęs. Tai ten jie dirba tą darbą ir tvarkosi, bet komunikacija šiaip yra labai labai svarbus aspektas. Ir man atrodo, kad va tą išgryninus, kad nebūtų tokios politikos, ten pernelyg diplomatijos, ar iš kitos pusės nebūtų vien tik tais jesmanai, kurie irgi sako, bet kritiškai sako, ką tu čia nusišneki, nusiramink, pagalvok, atsikelk ryte vėl pergalvok. Tai šitie yra vertingiausi, kurie tau pasako kartais, kai sunku būna. Nesam, čia visi žmonės esam, būni mažiau pamiegojęs, pavargęs, bloga diena blogesnė ir kas prižiūri tave, tas ir kaip mes turim tokį posakį. Tu esi visa komanda yra stipri tokia, koks yra stiprus silpniausias jos narys. Stiprus silpniausias jos narys. Tai va taip visi turim to siekti ir viens kitam padėti, komunikuoti ir rūpintis viens kitu.